Sveiki, mėly bičiuliai! Adventas tai laikas simboliškai žymintis atėjimą gelbėtojo, kuris sunaikins tamsą ir melą, kančias ir mirtį ir įtvirtins savo karalystę tiesos, šviesos, laimės, amžinojo gyvenimo. Adventas primena, kad iki tai įvyks, mes gyvename kančios paženklintame pasaulyje. Mums tenka patirti vargus, bėdas, ir galiausiai mirti. Tačiau kaip yra tikra tai, kad Jėzus Kristus gimė Betliejuje, taip ir tikra tai, jog galiausiai jis apreikš savo karalystę. Todėl tikintys jos laukia. Ir štai adventas siejamas su laukimu, gelbėtojo laukimu. Šioje laidoje aš pasitelksiu kelis mesijinius įvaizdžius ir remdamasis Senojo testamento pranašystėmis bei Naujojo testamento tekstais, juos aptarsiu, pamėgindamas galiausiai pasvarstyti, kaip jie turėtų formuoti mūsų mąstymą, mūsų nuostatas, požiūrius, elgseną, žodžiu, visą gyvenimą. Bet prieš pradėdamas noriu pakviesti jūs prenumeruoti mano kanalą, dėti patiktukus, nepamiršti padėkoti. Šią savaitę regis gavau patį didžiausią įvertinimą komentare, kuris skambėjo štai taip: išprotėti gali, kaip įdomu. Ačiū. Jeigu mano laida jūsų ir neves iš proto, bet sužinosite ką nors naujo, ką nors išgirsite, kas atliepia jūsų pačių širdise, nepamirškite iš tiesų parašyti ir tokiu būdu išlaikyti tą dvasios bendrystę. O dabar pradėkime nuo Jono Evangelijos. Ir mes paskaitysime iš 1 skyriaus štai šią ištrauką. Kitą dieną Jonas regi pas jį ateinantį Jėzų ir sako: štai Dievo avinėlis, kuris pašalina pasaulio nuodėmę. Jis yra tas, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateina vyras, kuris yra pirmesnis už mane, nes jis buvo anksčiau nei aš. Aš jo nepažinau, bet tam ir atėjau krikštyti vandeniu, kad jis būtų apreikštas Izraeliui. Ir truputį toliau dar kartą Jonas sako: išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo avinėlis. Iš tiesų, šitie žodžiai Dievo avinėlis yra kristologinis titulas. Tai neatskiriama ir Jono kristologijos dalis. Tačiau tam, kad juos suprastume, mums reikia atsigręžti į Senąjį testamentą, nes be to, kas buvo anksčiau, kas aprašyta anksčiau, mes niekaip nesuprasime, kągi Jonas turi omeny. Ir šiandien mums jau žodžiai Dievo avinėlis tikrai yra girdėti, žinomi, mes matę daug ir skulptūrų, ir paveikslų su Dievo avinėlio atvaizdu ir girdime tuos žodžius: Dievo avinėlis naikinantis pasaulio nuodėmę. Bet, tuo metu
pasakyti Dievo avinėlis ir rodyti į žmogų, kai kam buvo suprantama ir visgi tai buvo pakankamai, mažų mažiausiai stipru, intriguojantys žodžiai. Ir be abejo intriguojantis ta prasme, kad štai Izraeli, tavo lūkesčiai išsipildė. Jei laukiai Mesijo, štai jis, štai koks tas lauktasis. Aišku, čia pat Jonas 1 skyriuje pasako, kad pas savuosius atėjo, tačiau savieji jo nepriėmė. O tie, kurie priėmė, gavo galią tapti Dievo vaikais. Skaitome dabar pirmąją vietą iš Senojo testamento, tai Izaijo pranašystė. Jis paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras, negalę pažinęs. Mes slėpėme nuo jo savo veidus. Jis buvo paniekintas ir mes jį nieku laikėme. Tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo pasiėmė mūsų skausmus. O mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir pažemintų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Jo žaizdomis esame išgydyti. Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu, bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. Jis buvo kankinamas ir žeminamas, bet neatvėrė savo burnos, kaip avinėlis, vedamas pjauti, ir kaip avis, kuri tyli prieš kirpėjus, jis neatvėrė savo burnos. Jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies ir varginamas dėl mano tautos nusikaltimų. Jam paruošė kapą su nedorėliais, su turtingais po jo mirties. Nors jis nepadarė nieko blogo ir jo lūpose nebuvo melo, bet Viešpats panorėjo jį sumušti. Jis atidavė jį skausmui. Kai tu padarysi jo sielą auka už nuodėmę, jis matys savo palikuonis, jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta. Jeigu žinome šią vietą, suprasime jau ir ką Jonas turėjo omenyje, sakydamas štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Įdomu, kad šita Izaijo pranašystė yra cituojama Naujajame testamente ne kartą ir nemaža jos dalis pacituota Etiopo lūpomis, svetimtaučio, kuris grįžta iš Jeruzalėje vykusios šventės, ir skaito būtent pranašą Izaiją. Priėjęs Pilypas paklausė jo, ar supranti, ką skaitai, o tas pasako, kaipgi aš galėčiau suprasti, jeigu nėra aiškintojo, jeigu nėra, kas galėtų man paaiškinti. Ir Lukas rašo, kad Pilypas, pradėjęs nuo tos vietos, paskelbė jam evangeliją apie Jėzų. Tačiau žmogaus sūnus, nors tai galiausiai tampa mesijiniu titulu, iš tiesų Senajame testamente taikomas apskritai žmogui. Ir aš tuoj tą jums parodysiu. Bet gilindamasis į tą klausimą, iš tiesų, šią vasarą aš pirmą kartą susimąsčiau
apie užduotą etiopiečio klausimą Pilypui, ar pranašas čia apie save kalba. Ir, greitai atradau, kad taip, pranašas Izaijas kalbėjo ir apie save, kad ši pranašystė yra skirta ne tik tai Jėzui, bet ir Senojo testamento šventiesiems, Senojo testamento pranašams. Ir tikrai ji išsipildė, dėja, galėtume sakyti, išsipildė ir pranašo Izaijo gyvenime. Ir štai tokiame tekste, kuris vadinasi Izaijo įžengimas į dangų, jisai cirkuliavo tikrai pirmajame amžiuje, yra rašoma, kai Izaijas buvo pjaunamas perpus, jis nei garsiai šaukė, nei verkė, bet jo lūpos kalbėjo su šventąja dvasia, kol jis buvo perpjautas į dvi dalis. Iš tiesų šita tradicija, judėjų apokaliptinė tradicija, buvo perimta ir bažnyčios tėvų, apie Izaijo kančią, apie pranašo Izaijo pabaigą, nors Senajame testamente niekur nėra parašyta, kaipgi gyvenimą baigė Izaijas. Rabiniškose aiškinimuose yra labai panašus apibūdinimas, kad pranašas buvo nedoro karaliaus pagautas, iš tiesų išduotas iš pavydo, vėlgi tipiška situacija, kuri kartosis ir Jėzaus gyvenime. Ir Izaijas mirė kankinio mirtimi. Ir buvo tas Dievo avinėlis, nepraverintis lūpų, bet klusniai priimantis jam tekusią dalį, nuolankiai nešantis savo kryžių. Bet ne vien Izaijas. Štai skaitome apie Jobo begalinę kančią. Tiesa, ne kankinio mirtį mirė Jobas, bet kentėjo neišpasakytai. Ir jisai bando guosti savo draugams, aš esu nekaltas, bet nebenoriu pažinti savo sielos ir niekinu savo gyvybę. Nėra jokio skirtumo, todėl sakau, jis, Dievas, sunaikina kaltą ir nekaltą. Tai bijausi visų savo kančių, žinodamas, kad tu manęs nelaikysi nekaltu. Jis nėra žmogus kaip aš, kad jam galėčiau atsakyti ir abu galėtume stoti į teismą. Tarp mūsų nėra tarpininko, kuris galėtų uždėti ant mūsų rankas. Mano siela pavargo nuo gyvenimo, tad skųsiuos atvirai, kalbėsiu iš sielos kartėlio. Sakysiu Dievui, nepasmauk manęs, parodyk man, kodėl su manimi kovoji. Ar tavo dienos kaip žmogaus dienos ir tavo metai kaip žmonių laikas, kad ieškai mano kaltės ir teiraujasi mano nuodėmių, nors žinai, kad nesu nedorėlis. Nėra nei vieno, kuris mane išgelbėtų iš tavo rankų. Jo draugams šie žodžiai atrodo įžūlūs, netgi jie priima tai kaip piktžodžiavimą. Ir iš tiesų, ta Jobo drama yra labai gili ir pamokanti, bet jie atskleidžia mums Jahvės kenčiantį tarną. Izaijo, beje, ta giesmė, ta vieta, kurią mes skaitėme, yra laikoma giesme, viena iš kelių giesmių
4 regis Izaijo knygoje, kurios pavadintos yra, kenčiančio Jahvės tarno giesmės. Ir jose būtent tas portretas, Dievo avinėlio, bet už to stovi kenčiantis Jahvės tarnas. Ir skaitydami šventąjį raštą mes matome, kad Dievo tarnai iš tiesų patirdavo daug kančių, ir Jobas yra vienas ryškiausių pavyzdžių. Labai svarbus jo žodžiai, kad nėra tarpininko tarp manęs ir Dievo, kuris uždėtų ranką ant vieno ir kito ir sutaikytų mus. Štai Dievo avinėlio simbolis iš tiesų yra atsakymas į Jobo šauksmą, kad ateis Dievo avinėlis. Ir Jono lūpomis štai jis ateina, tas Dievo avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmę, ir jis taps užtarėju tarp Dievo ir žmonijos. Jis užtaria mus. Daugelyje vietų laiškuose mes skaitome tai, kad turime užtarėją pas tėvą, tuomet, kai mes nusidedame. Ir Jobas supranta, kad Dievo šventumo akivaizdoj bet koks žmogus, koks teisus bebūtų, nebus švarus. Ir ką dabar dėl to tenka kentėti? Jobas sako, aš gyvenau dorai, aš stengiausi gyventi pagal Dievo valią ir vis dėlto mane ištiko tokios kančios, aš praradau vaikus, aš praradau namus, aš praradau turtą savo, nuosavybę, aš viską praradau ir galiausiai susirgau taip baisiai, kad, galiu tik gramdyti odą nuo savo kaulų. Štai tokia Jobo kančia ir, kaipgi be Dievo. Kaip Dievas be abejo niekur nedingo, todėl jis grūmėsi su Dievu, jis grūmėsi su blogio ir kančios klausimų savo gyvenime ir daro tai, be jokių rėmų. Matot, tuos rėmus draugai yra užsidėję. Jie gyvena toj dėžutėje, bet ta dėžutė veikia iki tol, kol kančia nepaliečia žmogaus. Štai kai ištinka gyvenime vienokie ar kitokie vargai, tos susikurtos, sakykime, susikaltos teologinės dėžutės tiesiog sprogsta ir tuomet tenka ieškoti atsakymų, kodėl blogi dalykai įvyksta geriems žmonėms. Tai knygos pavadinimas. Bet eikime toliau ir, dar du kenčiantis Jahvės tarnai, Jeremijas ir Urijas. Jeremijo knygoje nuskamba vėl šitas avinėlio simbolis. Aš buvau kaip paklusnus avinėlis, vedamas pjauti. Nežinojau, kad jie ruošia planus prieš mane. Sunaikinkime medį ir jo vaisius. Išraukime jį iš gyvųjų žemės, kad užmirštų jo vardą. Atrodytų pranašas. Jis skelbė tiesą, jis skelbė išminties žodžius. Tai atneš apsaugą, tai padės Izraelio tautai iš tiesų, kuri, bus išvesta, užpulta iš tiesų priešiškos kariuomenės ir išvesta į vergiją. Reikėtų įsiklausyti, priimti tuos žodžius, bet ne, tiesos žodžiai tampa pagrindu,
neapykantai, reikia su juo susidoroti, reikia jį išrauti iš gyvųjų žemės. Na, o Jeremijas, šiuo atveju jis net nežino apie tos kėslus ir planus. Jis vėliau sužino ir tada sako, aš buvau kaip avinėlis. Beje, Jeremijui tenka kentėti labai daug, bet visgi kankinio mirtim jam nebuvo skirta mirti, kaip Izaijui. Ar ne? Čia Jeremijo knygoje atrandame dar vieną kankinį, Uriją. Tuo laiku buvo dar vienas vyras, Šemajo sūnus Urijas iš Kirjat Jerimo, kuris pranašavo Viešpaties vardu prieš šitą miestą ir kraštą, taip kaip Jeremijas. Jie panašus, jie buvo, dvasios broliai. Karalius Jehojakimas siuntė Achboro sūnų Elnataną su palyda į Egiptą. Jie atvedė Uriją iš Egipto, beje, jis ten bėgo pasislėpti, panašiai kaip Juozapas su Marija bėgo paslėpti Jėzų į Egiptą nuo įsiutusio Erodo, kuris ieškojo jo gyvybės. Vėlgi čia tas paralelės galime įžvelgti. Žodžiu, atvedė jį atgal, o tas jį nužudęs kardu išmetė jo lavoną į prastuomenės kapines. Tokia ne tik tai žmonių dalia, tokia yra Dievo tarnų, Viešpaties tarnų dalia. Ir be abejo, kulminacija, čia galima būtų daug, dar ne vieną pavyzdį cituoti, bet mes ir taip pakankamai plačiai jau žvelgiame į Dievo avinėlio kaip kenčiančio Jahvės tarno kristologinį portretą, bet aišku, kulminacija yra pasiekiama paties Jėzaus, tikrojo Mesijo gyvenime. Ir vėlgi jo paties žodžiais tariant, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi ne taip turėjo Kristus kentėti ir įeiti į savo šlovę. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Ir čia mes matom kelis dalykus. Pirma, kad prieš šlovę, prieš Dievo karalystę yra kryžiaus kelias, kančios kelias. Ir jo neišvengia nei vienas. Juo labiau galime to tikėtis, jei sekame Kristų, jei esame jo tarnai, jei klausomės jo žodžių, jei tikime jo žodžiais. Ir be abejo, jau pradedame jausti, nors aš sakiau, pabaigoj tai paliesiu, kągi Jėzaus kristologiniai įvaizdžiai kalba mums, kaip jie formuoti turėtų mūsų nuostatas. Jau dabar tampa aišku, kad tai, kas pasakyta apie jį, yra ir Jėzaus mokinių, tikinčiųjų dalia. Ir kitas dalykas, būtent Jėzus pabrėžė, kad raštuose tas kenčiančio Mesijo paveikslas yra užfiksuotas. Problema tame, kad to meto teologija, formavusi Izraelio lūkesčius, laukė triumfuojančio Mesijo.
triumfuojančio Mesijo. Ir, Jėzus sako, triumfas ateina po kančios, jis ne iš karto. Ir čia jūsų klaida. Mes visi norime triumfuoti gyvenime. O iš tiesų Dievo kelias yra kitoks. Ir tą kelią mums apreiškia Dievo avinėlio ženklas. Eikime toliau. Sekantis ženklas, sekantis portretas yra žmogaus sūnus. Vėlgi, pakankamai paslaptingi žodžiai, bet jie skamba visose 4 evangelijose. Ir tačiau ir Senajame testamente. Ir todėl nėra taip lengva vienareikšmiai atsakyti, kasgi turima omenyje. Pažiūrėkime. Štai citata iš 144 psalmės. Viešpatie, kas yra žmogus, kad apie jį žinai, ir žmogaus sūnus, kad kreipi jį į savo dėmesį. Žmogus panašus į vėjo dvelksmą, jo dienos kaip praslenkantis šešėlis. Perskaičius tai, atkreipkime dėmesį, kad rašoma iš mažosios raidės žmogaus sūnus, o štai Naujajame testamente Jėzaus lūpose šitie žodžiai žmogaus sūnus jau rašomi vertėjų iš didžiosios raidės. Teisingai rašomi. Tačiau juos, nes tai tuo metu jau yra tapęs būtent mesijinis titulas žmogaus sūnus. Nors vėlgi kai kuriuose vietose atrodytų žmonės nesupranta, kaip Jono evangelijoje, kas yra tas žmogaus sūnus. Kodėl tu sakai, kad žmogaus sūnus? Žodžiu, yra tos paslapties. Ne visiems, ne visi galbūt tokie raštingi, kaip ir šiandien teologiškai mąstančių yra nedaug, bibliškai mąstančių labai mažai, nors regis krikščionių, žmonių, kurie sako, aš krikščionis, yra ir daug. Galbūt ir anuomet tai buvo, todėl tie žodžiai nebuvo visų suprantami, visgi mes galim aptikti, kad jau buvo aišku, kad Dievo sūnus bus žmogaus sūnus. Bet čia tenka pripažinti, kad jie apima tą Adomo sūnaus, žmonių giminės atspalvį, reikšmę. Mes visi esame Adomo sūnus ir dukteris. Ir kančia yra neatsiejama mūsų dalis. Lapės turi urvus, dangaus paukščiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Be abejo, tai paradoksas, Mesijas neturi kur galvos priglausti, bet taip nutinka ir su mumis, mūsų gyvenimuose. Yra štai šitos situacijos, kai nebėra kur galvos priglausti, nors atrodo buvo tiek draugų, tiek namų, tiek atvirų durų. Ir staiga, tu žiūri į paukščius, kurie suka lizdus. Ir į urvus miške, o sakai, Dieve, duok man pastogę. Ir ačiū Dievui, jis girdi maldas. Bet vėlgi, žmogaus sūnus turi daug kentėti, būti atmestas seniūnų, aukščiausiųjų kunigų ir rašto aiškintojų, nužudytas ir 3 dieną prisikelti. Čia kalbama ir viena, ir kita. Žodžiu, šitas titulas žmogaus sūnaus apima ir tą žmogišką visų žmonių dalį.
bet jis aiškiai turi ir mesijinę reikšmę. Ir ji ateina iš pranašo Danieliaus knygos. Štai iš šios vietos: aš mačiau nakties regėjime dangaus debesimis ateinantį tarsi žmogaus sūnų. Įdomu, kad net Danieliaus knygoje rašoma verčiant iš mažosios raidės. Nes tarsi žmogaus sūnų, bet štai iš šitos vietos pagrinde jau judaizme įsitvirtina Mesijo kaip žmogaus sūnaus apibūdinimas, titulas. Jis buvo privestas prie amžinojo, jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų, tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia, kieno valdžia? Žmogaus sūnaus, amžina valdžia, kuri nesibaigs, ir jo karalystė nesunaikinama. Akivaizdu, kad kalbama apie Mesijo karalystę, būtent karalystė, kurioje įtvirtinama tiesa, teisingumas, kurioje liejasi Dievo meilė ir malonė, džiaugsmas, kurioje nebelieka skausmo, kančios ir mirties, kurioje kentėjusieji anksčiau yra paguodžiami ir ašaros nuvalomos nuo jų skruosto. Tai yra be abejo eschatologinė vieta ir joje skamba būtent žmogaus sūnaus apibūdinimas ir titulas. Kristaus kaip žmogaus sūnaus ir galime sakyti, kad tiek Kristus, tiek Dievo sūnus be abejo yra mesijiniai titulai, bet žmogaus sūnus yra naudojamas ypatingai plačiai, dažnai, ir Jėzus jį sako trečiuoju asmeniu, turėdamas visą tai, ką mes jau kalbėjom. Tai apima tarsi daugiau, nes Dievo sūnus yra tarsi tolimesnis, bet žmogaus sūnus mums visiems artimas. Ir Kristus iš tiesų artimas. Jis gali suprasti mūsų silpnybės, mūsų išmėginimus. Laiško Hebrajams autorius sako, jis gali atjausti mus. Jis yra žmogaus sūnus, nors jo karalystė ir nesunaikinama, ir amžina. Ir be abejo, tos karalystės pilno atsiverimo mes be galo laukiame. Eikime prie trečiojo portreto. Jis labai nelauktas. Gyvatė. Kristus kaip gyvatė, galime net loštelėti, bet iš tiesų tai kristologinis portretas. Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus, idant kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Beje, Jonas labai dažnai vartoja tą iškėlimo ir nusileidimo prieštaravimą, arba, sakykime, tuos du polius. Tie žodžiai pakilti ir nusileisti, atkreipkite dėmesį, skaitydami Evangeliją pagal Joną, kaip jie vartojami. Mes matome, ne tai, kad matome, Jėzus sako, matysite angelus nusileidžiančius ir ant žmogaus sūnaus ir pakylančius. Žmogaus sūnus nusileido. Žmogaus sūnus yra kaip ta gyvenimo duona, kuri nusileido iš dangaus. Bet žmogaus sūnus turi būti ir
pakeltas aukštyn. Kai būsiu pakeltas aukštyn, visus patrauksiu pas save. Ir be abejo, tai vėlgi slėpiningi užkoduoti žodžiai apie kryžių. Nesako Jonas Jėzaus lūpomis būsiu nukryžiuotas kaip pas sinoptikus, bet būsiu iškeltas. Dar labiau, būsiu iškeltas kaip gyvatė. Na ir be šitos vietos mes nesuprasime, ką Jėzus turėjo omenyje, sakydamas, kaip Mozė iškėlė gyvatę. Štai ta vieta, Skaičių knyga 21 skyrius. Kelionėje tauta nerimavo, ji kalbėjo prieš Dievą ir Mozę. Kodėl mus išvedėte iš Egipto numirti dykumoje? Nėra duonos, nėra vandens, mums įgryso tas menkavertis maistas, mana iš dangaus. Tada Viešpats siuntė nuodingas gyvates, jos gėlė žmonės ir daugelis nuo jų mirė. Jie kreipėsi į Mozę, sakydami, nusidėjome, kalbėdami prieš Viešpatį ir tave, melsk, kad pašalintų nuo mūsų gyvates. Lygiai kaip Jobo draugai, žiūrėkime, tas principas, už nuodėmę ateina liga, už nuodėmę ateina bausmė, vienokia ar kitokia kančia. Matoma Senajame testamente labai ryškiai. Ir, Naujajame testamente taip pat. Dėl kieno nuodėmių jis gimė aklas, dėl tėvų ar dėl savo, skaitome Jono Evangelijoje. Ir, bet yra tas užtarėjas, Mozė kalbasi su Dievu, kalbė, kad pašalintų nuo mūsų gyvates. Mozė meldėsi už tautą, Viešpats sakė Mozei, padaryk varinę gyvatę ir iškelk ją ant stulpo, kas įgeltas į ją pažvelgs, liks gyvas. Mozė padirbino varinę gyvatę ir iškėlė ją ant stulpo. Į ją pažvelgę įgeltieji likdavo gyvi. O dabar Jėzaus adventinis portretas yra gyvatė, iškelta. Ir kai mes žiūrime į kryžių, retai kas pagalvoja apie gyvatę, bet tai yra provaizdis, iškelta ant stulpo, ant medinio stulpo varinė gyvatė yra sveikatos simbolis. Iš tiesų į medicininį tą vizualą, ar ne, gyvatė ant stulpo, kurį mes matome vaistinių reklamose, vaistinių logosose, šitose logotipuose ir panašiai, man su bibliniais žodžiais maišosi. Tai be abejo ateina iš ten, galbūt ir kitų, netgi ir graikiškų mitų. Aš dabar vėlgi nesiimsiu to sakyti, bet faktas, kad šita vieta kalba apie ką? Viena tai patvirtina, kad tai šio gyvenimo dalis. Mus kanda gyvatės, mus gelia, mums skauda, kai kurie miršta, nuodai yra baisus. Ir mums tenka eiti per tą dykumą, bet aišku, ir mes turime atrasti, kad mes murmame labai dažnai taip, kaip murmėjo izraelitai. Ir va čia tas vėlgi plonas skirtumas tarp Jobo, jis nemurmėjo, jis išliejo savo skausmą, ir izraelitų, kurie, išvesti iš Egipto murma. Bet ne apie tai čia. Mes kalbame apie išgydymą.
Jėzus kaip gyvatė yra iš tiesų išgydymo ženklas. Jūs esate išgydyti jo žaizdomis, skaitėme Izaijo giesmėje. Bausmė dėl mūsų nuodėmių krito ant jo. Ir iš tiesų, Jėzus tampa pačiu, piktuoju, nes gyvatė yra piktojo, velnio simbolis. Ir mums reikia ant kryžiaus tokiu jis tampa. Jis sugeria į save visą blogį. Jis sugeria mūsų nuodėmes į save. Tai, kas purvina, tai, kas netyra, tai, kas pikta, ant kryžiaus ateina į Jėzų ir iš avinėlio, kuris buvo vedamas klusniai mirti, jis tampa gyvate, nes priima visą blogį, visą tamsą, visą nuodėmę iki pilnumos. Jis geria tą karčią rūstybės taurę, tapdamas tuo prakeiktuoju. Mes sukome savo veidus, galvojame, kad jis Dievo nubaustas. Jis yra toks, kad jis pažemintas. Rupšys kažkaip tai nusprendžia toje vietoje, aš net neminėjau versti, raupsuotojų mes jį laikėm. Tas raupsuotasis, jam ne vieta tarp žmonių bendruomeniai, jam tik už stovyklos vieta. Mes sukome savo veidus, nes jis buvo pasibaisėtinas. Jis yra tas blogis ant kryžiaus, idant Dievo gėris ateitų pas mus, idant mūsų nebeskirtų nuodėmės nuo Dievo, bet jis sujungtų mus per savo mirtį su Dievu. Tai be galo stipru, bet be abejo mums reikia perskaityti dar iš pradžios knygos. Be šitų dviejų vietų niekaip nesuprasime Jono pasakyto dalyko Jėzaus lūpomis, kad kaip Mozė iškėlė varinį gyvatę. Gyvatė dalyvauja jau sukūrime iš tai tos vietos. Imu tik tai tą Dievo teismą pasakytą gyvatė, išsakytą gyvatė. Ne visą aprašymą skaitykite. 3 skyrių pradžios knygos. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Jis sutrins tau galvą, o tu gelsi ją į kulnį. Ir daugelis čia mato, ne visi biblistai, bet nemaža dalis, būtent vėlgi pranašystę arba tą kristologinį motyvą, būtent, kad ta moters palikuonis sutrupins gyvatei galvą ar sutrins. Rupšys, čia aš skaičiau Burbulio vertimą, specialiai išrašiau kelis, tarp tavo ainijos ir jos ainijos sukelsiu priešiškumą, jį trupins tau galvą. Burbulio redakcijai sutrins, čia trupins tau galvą. Burbulio, tu gelsi ją į kulną, tu kirsi ją į kulną. Bet žinot ką? Graikiškame Septuagintos tekste, kurį patys žydai iš hebrajų vertė į graikų, yra taip pasakyta: tarp tavo palikonių ir jos palikonių sukelsiu priešiškumą, jis saugosis tavo galvos, palikonis, o tu saugosies jo kulno.
Man labai šitas vertimas patinka. Kodėl? Todėl, kad hebrajų kalboje yra pavartotas tas pats žodis. Todėl tas sutrins, gels, trupins, kirs, tai yra, vertėjų interpretacija, nes kalbama apie žmogų ir apie gyvatę, bet hebrajiškai pavartotas tas pats žodis ir žydai galvojo, kaip čia išlaikyti tą žodį ir kadangi be abejo, gyvatė puola vienaip, žmogus nuo jos ginasi kitaip ir jie atrado tokį sprendimą, kad jis saugosis tavo galvos, o tu gyvatė saugosies jo kulno, nes su kulnu tave prirems. Ir Paulius sako, reiškia, ramybės Dievas sutryps šėtoną po jūsų kojomis greitai. Šitas simbolis ateina ir į Naująjį Testamentą, net į Pauliaus laiškus. Tai va, bet vėlgi, labai ta vieta aiški, ypač kontekste, kur kalbama, kad žemė dabar yra prakeikta, kad tu prakaituodamas įdirbsi ją, moteris skausmuose gimdys, reiškia, nuopuolis paliko savo žymes pasaulyje, kuriame mes gyvename ir iki tol, kol bus apreikšta Kristaus karalystė, mus gels gyvatės, tačiau mūsų tikėjimas į tą kristologinę gyvatę, į Jėzų Kristų, kuris išgydys, kurio žaizdomis mes esame išgydyti, kurio brangiu krauju yra atleistos visos mūsų nuodėmės. Aš turiu Irenėjaus dar ištrauką ir ją visgi gal, nežinau, perskaitysiu be komentarų. Tiesiog jisai kalba būtent apie pradžios knygos tą situaciją. Nuo tada buvo skelbiama, kad tas, kuris gims iš mergelės pagal Adomo panašumą, turės saugotis gyvatės galvos. Žinokit, per Irenėjų aš ir atradau, kad graikiškas tekstas šitoje vietoje skiriasi, nes Irenėjus sako, turės saugotis gyvatės galvos. Atsiverčiu, taip ir yra, Septuagintoje turės saugotis gyvatės galvos. Apie šį palikonį apaštalas kalba laiške Galatams. Įstatymas buvo pridėtas dėl nusižengimų, kol ateis pažadą gavęs palikonis. Manau, čia jis ne visai teisingai cituoja, sujungia šitą citatą, bet nieko, taip, kalbama apie palikonį. Tame pačiame laiške jis tai parodo dar aiškiau, apaštalas Paulius sakydamas, tačiau kai atėjo laiko pilnatvė, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymai, tarp tavo palikonių ir moters palikonių bus priešiškumas. Tam išplėtot mums reikėtų daugiau laiko, dabar tai praleiskime. Priešas nebūtų teisingai nugalėtas, jei jo nenugalėtų vyras, sukurtas iš moters. Juk būtent per moterį jis nuo pat pradžių įgijo valdžią žmogui, priešas, velnias, pastatydamas save į priešpriešą žmogui. Dėl to ir viešpats skelbia esąs žmogaus sūnus, labai įdomiai vėlgi susiejama priešprieša tarp moters palikonių ir gyvatės palikonių. Ir va čia žmogaus sūnus apima ir tai, ką aš sakiau, žmogiškumą,
priklausimą žmonių rasiai, taip atnaujindamas savyje tą pirmapradį žmogų viešpats, nuo kurio prasidėjo žmogaus formavimasis iš moters. Kaip mūsų giminė nužengė į mirtį per nugalėtą vyrą ir mirtis per vyrą įgijo pergalės palmės šaką. Na, įdomiai, čia yra, aš pažodžiui, kad yra ta pergalės palmės šaka, pergalės vainikas uždedamas nugalėtojai. Ir tas vainikas buvo uždėtas ant mirties per Adomą, per nugalėtą Adomą. Taip ir mes dabar per vyrą galėtume gauti pergalės palmės šaką prieš mirtį. Dabar vainikas jau yra uždedamas mums per Jėzų Kristų, kaip žmogaus sūnų, kaip gimusi iš moters. Ką šie Kristaus portretai kalba mums? Turime reziumuoti, turime apibendrinti. Pirmoji vieta, kurią noriu perskaityti, kuri labai aiškiai kreipia mus, yra ši. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs. Te kasdien ima savo kryžių ir teseka paskui mane. Kas nori išgelbėti savo gyvenimą, praras jį, o kas praranda savo gyvenimą dėl manęs, tas jį išgelbės. Kokiagi žmogui nauda, jei pelnytų visą pasaulį, o patį save pražudytų ar savo pakenktų. Kas gėdijasi manęs ir mano žodžių, toj žmogaus sūnus gėdysis, kai ateis su savo ir tėvo bei šventųjų angelų šlove. Matome tik tai tie žmonės, kurie nuolankiai pakenčia skausmą, priima žmonių panieką, atmetimą, ištveria kūno negalės, visokiausius išmėginimus, kurie tenka mums šiame gyvenime, yra panašus į Kristų. Tik tokie žmonės, kurie seka paskui Kristų, prisijimdami savo kryžių. O kryžiuje yra tas skausmas. Kryžius yra ir pati gėdingiausia mirtis, bet ir be galo skausminga. Ir tik tai taip mes panašėjame į Kristų. Žiūrėkime, ką Paulius rašo. Esame Dievo vaikai, o jei vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Tik tai jisai deda kablelį, kad mes nepagalvotume, kad šita šlovė savaime bus įgyta. Ne, jis sako, jei kenčiame kartu su juo, štai sąlyga, jei kenčiame kartu su juo, kad kartu būtume ir pašlovinti. Manau, kad dabartiniai kentėjimai nepalyginami su būsimąja šlove, kuri mums bus apreikšta. Patikimas žodis, jei su juo mirėme, su juo ir gyvensime. Jei esame ištvermingi, su juo ir karaliausime. Jei jo išsižadėsime ir jis mūsų išsižadės. Jei esame neištikimi, jis išlieka ištikimas, nes savęs išsižadėti negali. Žodžiu, yra ta sąlyga, kad jei esame ištvermingi, su juo karaliausime. Štai, ką šitie vaizdiniai, aš juos įvardinau, adventiniais Kristaus portretais, kalba
mums. Visi trys iš tiesų, tiek Dievo avinėlio, aišku, tai yra išskirtinė Jėzaus kaip atpirkėjo vieta, tačiau taip pat ir kitų Jahvės tarnų, tame tarpe ir mūsų kančios simbolis. Dar geriau tai išreiškia žmogaus sūnaus mesijinis portretas, ir galiausiai gyvatės portretas. Tai siūlau būtent per Adventą, per likusį laiką iki Kalėdų, tai prisiminti, skaityti šitas vietas, ir kad nebaigtume liūdna nata, perskaitykime dar šitos žodžius iš Apreiškimo knygos. Tuomet vienas iš vyresniųjų tarė man, kas tokie yra ir iš kur atėjo tie apsivilkę baltais apsiaustais. Jonas rašo, aš jam atsakiau, viešpatie, tu žinai. Ir jis man tarė, jie atėjo iš didelio suspaudimo. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio kraujį. Todėl jie yra prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną ir naktį jo šventykloje, o sėdintysis soste išskleis ant jų savo palapinę. Jie daugiau nebelks ir nebetrokš, nebekepins jų saulė, nei jokia kaitra, nes avinėlis, kuris sosto viduryje, juos ganys ir vedžios prie gyvųjų vandens šaltinių ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Štai su šituo pasitikėjimu, su tokia viltimi laukime Kristaus ateinančio, jo karalystės pilno atsiverimo. Dabar ant mūsų skruosto nurieda ne viena ašara, bet tuomet jis pats nušluostys visas mūsų ašaras ir ves prie gyvųjų vandens šaltinių. Jis jau iš avinėlio virs ganytoju, jis ganys mus. Kaip gražu, ir todėl jokia kaitra, jokia saulė, joks diskomfortas, jokie išmėginimai trikdys mūsų. Štai tokia yra pažadėta Evangelijos viltis. Ir tai guodžia net pačiu tamsiausiu metu, net pačioje sunkiausioje situacijoje. Iki kitų kartų.